Sveiki draugai ir draugės, šiandien mokinsimės techninę dalį A, B, C, C, D, tą tokią bendrąją techninę dalį. Buvau prieš tai keletą pamokėlių nufilmavęs, bet matau, kad ne viskas yra aptarta tas, kas egzaminė būna, todėl privaloma spręsti testus. Tai dabar bus pamokėlė antraip. Iš klausimų regitros techninės dalies bus klausimas ir paaiškinimas, kodėl taip. Ir po truputėlį praeisim visas svarbiausius dalykus techninės dalies, bet tai būtent kaip regitroj bus, kokie bus klausimai. Tai šita pamokėlė bus wow. Kas užtikrina, kad traktoriai ir savaeigės mašinos neviršytų nustatyto triukšmo lygio. Kodėl šitas atsakymas teisingas? Nes 235 kelių eismo taisyklių punktas apie tai kalba. Jeigu neturit kelių eismo taisyklių, man galit parašyti kestutis@vairavimoegzaminai.lt ir aš jums atsiųsiu kelių eismo taisyklių naujausią redakciją. Į kurią pusę slenka krovinys transporto priemoniai, darant posūkį į dešinę, tai krovinys slenka į kairę. Kodėl? Nes ten veikia išcentrinė jėga. Taigi išcentrinė jėga ta, kuri veikia kai yra vingis, į išorinę pusę. Tai galim pažiūrėti keletą paveikslėlių. Tai pavyzdžiui, kūjo metikas, kai meta kūjį, išsuka jį ratu ir paleidžia ir jisai skrenda. Ne? Tai jį veikia, kol suka ratu išcentrinė jėga. Ir automobilis lygiai taip pat, kai važiuoja vingiu, jį veikia išcentrinė jėga ir jeigu jis važiuos per greit ant vingio, kas atsitiks? Jis išlėks iš posūkio ir nuo ko priklauso dar būna klausimai išcentrinė jėga, nuo važiavimo greičio ir nuo to vingio. Kuo staigesnis vingis ir kuo didesnis greitis, tuo išcentrinė jėga didesnė. Ir galite išlėkti, kaip lenktynininkai išlėkia ant posūkio, į griovį, taip pat ir čia tai įvyksta. Kurias pasipriešinimo jėgas automobilis turi nugalėti, kad jis galėtų judėti? Riedėjimo pasipriešinimo ir įkalnių įveikimo, oro pasipriešinimo ir posūkio įveikimo jėgas. Kas yra riedėjimo pasipriešinimas? Tai jūsų automobilis, kai rieda ir važiuoja, pilna yra visokių mechanizmų. Visur yra trintis, detalės trinasi. Ratai, padangos, gumos trinasi į asfaltą. Todėl automobilis negali amžinai riedėti, jeigu paleidžiam jį, jisai stoja ir sulėtėja ir sustoja. Ne dėl to, kad yra trintis. Tai būtų riedėjimo pasipriešinimas ir įkalnių įveikimo. Tai įkalniuką, jeigu važiuoja, mums reikalinga jėga, kad automobilis ten galėtų judėti. Ne? Tai tokios jėgos reikia ir oro pasipriešinimo. Tai oro pasipriešinimo vėjas pučia ir nebūtinai jis pučia, tiesiog kas oras yra ir mes turim važiuoti per orą arba einam per orą, tiesiog kūnas juda per orą ir jam reikia įveikti irgi oro pasipriešinimą. Arba net vėjo pasipriešinimą, tai tada irgi reikalinga jėga. Ką reiškia šis degantis simbolis automobilio prietaisų skydelėje? Per žemas skysčio lygis stabdžių sistemoje ir įjungtas stovėjimo stabdys. Tai praneša apie gedimą arba rankinis. O jeigu būtų vietoj šauktuko P raidelė, tai būtų tada automatiniai jau pavaroj įjungta P parking. Kas įeina į sąvoką? Motorinė transporto priemonė. Tai čia jau sąvokas ir apibrėžimai. Variklį turinti transporto priemonė išskyrus skirtas judėti ne keliais. Bėginės transporto priemonė. Traktorius ir savaeigės mašinas. Kada leidžiama vežti keleivius? Krovininio automobilio kėbulė kartu su kroviniais. Kada čia gali būti keleivių gale? Jeigu kariuomenė, kareiviai, karinės paskirties ir įrengtos sėdimo vietos, tada jie gali vežti. O šiaip keleivių ten negali būti. Kokį lėtėjimo greitį turi užtikrinti automobilio darbiniai stabdžiai? Tai yra 2,5 metrai per sekundę. Čia turit tą tiesiog užsirašyti ir prisiminti. Kokie matavimo vienetai vartojami padangų matmenų žymėjime? Tai apie tuos skaičiukus dar pakalbėsim, arba iškart pakalbam ir tada žinosim. Taigi padangos ant šono galime rasti tokius ir panašius užrašus, kurie reiškia. Pirmas ženklas P reiškia, kad tai yra passengers, tai reiškia keleiviams skirta automobilį vežančiam keleiviui. Skaičius 1,8, pavyzdžiui, 5, tai reiškia milimetrais. Padangos storis milimetrais. Kokio storio yra padanga? Milimetrai. Už slešo skaičiukas, pavyzdžiui, šiuo atveju 75, tai rodo procentai, kiek procentų nuo pločio yra gumos aukštis. Tai nurodo, va ta guma yra kokio aukščio? 75 procentai nuo pločio 1,85. Tai pagal formulę paskaičiavus būtų galima nustatyti, kokio aukščio tai yra. Toliau raidelė R. Tai yra radialinė arba diagonalinė padanga gali būti. Tai radialinė nurodo, kaip toje gumoje yra tinklelis ir kaip tas tinklelis yra išdėstytas. Arba taip tiesiai, ar išilgai. Tai R reiškia šitaip šonais eina viduj metalinis tinklelis. Už R raidelės esantis skaičius tai yra jūsų disko
metalo to plotis coliais. Tai būna 17 ten lietnykai, 20, 21, 15. Tai va taip pat tas būtent disko spindulys metalo, ne gumos. Dar sekantis simbolis, tai va šitas, tai nurodo apkrovimo indeksas. Tai va tokia yra lentelė, kurie nurodyta, kiek kilogramų gali būti apkrautas jūsų ratas. Tai šis ratas gali būti apkrautas 475 kg. Tai jeigu mes tokius 4 ratus turim, na, gaunasi apie 2 beveik tonus, 1900 kg gali būti apkrauti. Tai greičiausiai ir ant dokumentų bus parašyta, kad tas automobilis maksimali leidžiama masė, jinai bus žemesnė negu šitie skaičiai. Ir S raidelė, tai greičio indeksas, rodo, kokiu maksimaliu greičiu galima su šitą padangą važiuoti. Na ir greičio reikšmės yra čia išvardintos. Mūsų padangoje yra greičio indeksas S. S reiškia, kad maksimalus greitis 180 km/h. Na ir svarbu, ar jūsų žieminė padanga ar vasarinė. Tai jeigu MS, tai mud snow, galima būtų ją naudoti ir žiemą, o jeigu yra raidelė S, tai snow. Jeigu yra snaigės simbolis, tai irgi snow, irgi žiemai tinkama padanga. O jeigu nėra nei tokio žymėjimo, tai šita padanga yra skirta naudoti vasarą. Na ir primenu, kad vasarą turi būti protektoriaus gylis ne mažesnis kaip 1,6, žiemą, atsiprašau, ne mažesnis kaip 1,6, vasarą ne mažesnis kaip 3 mm, o sunkvežimiams ar autobusams ne mažiau kaip 1 mm. Kas yra padangos protektoriaus lygis? Tai tų griovelių gylis. Ir čia dar matom tokį marką, tokią pakilusią griovelyje liniją, kuri nurodo tą indikatorių, kad jau jeigu pasiekė šoniniai, vat būtent nudilo iki to indikatoriaus, jau padangos naudoti nebegalite. Arba turit pamatuoti su liniuotė specialia. Taigi, kuo matuojama? Tai taip sakėm, milimetrai, taip procentai ir pačio metalo ilgis, ratlankio spindulys matuojamas coliais. Kaip nustatysite, ar visi automobilio žibintai veikia? Junginėsit atskirų žibintų šviesas ir kiekvieną kartą išlipsite patikrinti, ar jie šviečia. O žibintai, kurių negalit patikrinti, kad išlipus pažiūrėsit, ar šviečia, nu tai turit tada paprašyti pagalbos, kad jums padėtų kažkas ir arba galit privažiuoti prie sienos kažkokią ar kito automobilį ir matyti, kaip atsispindi. Tai pavyzdžiui, kaip stabdžių šviesos, tai jūs turit paspausti ir kažkas turi jums pažiūrėti, bet esmė yra tokia, kad gal jisai nesuprato ir pamelavo jums kažką, ne, tai iš tikrųjų reikėtų svetimo žmogaus paprašyti, kad jis paspaustų, o jūs patys turėtumėt nueiti ir pasižiūrėti, ar šviečia tos šviesos. Kada yra didesnė tikimybė atsirasti vandens pleištui tarp kelio dangos ir padangos. Kas yra vandens pleištas? Tai vandens pleištas yra vandens atsiradimas tarp padangos ir asfalto. Kaip matom, čia važiuoja per šlapę asfaltą, lyjant ir panašiai. Tai matom, kad kontaktas yra geras, ne? Spėja pašalinti visą vandenį. Ir dėl tam tikrų sąlygų gali atsitikti taip, kad ratas pradeda užvažiuoti ant vandens, vandens sankaupa tampa didesnė ir padanga gali užvažiuoti ant vandens. Ir tada gaunas, kad automobilis kaip ir plaukia ant vandens, tai man tai buvo. Irgi išvažiuoju tą mašiną, apie 70 magistraliai, bet turbūt buvo provėžos ir ten sankaupos vandens buvo didelės ir tiesiog automobilis pradėjo slysti į vieną šoną. Tai aš tai pradėjau sukti vairą, nieks nesikeičia, jis tai vis tiek slysta ten, aš dar suku, jis dar slysta ten, aš dar suku, nieks nevyksta, panika, o po to jisai sugavo vėl tą asfaltą, o mano vairas jau buvo taip susuktas ir ta mašina taip į dešinę staigi nešėsi. Tai, gerai, pasisekė man ten suvaldyti ją, bet jau nedaug trūko, kad būčiau į griovį ir nulėkęs. Tai vandens pleištas. Kada jisai atsiranda? Tai atsiranda, matom, kokį turi sąlytį, kai yra vanduo padanga važiuojant tam tikrų greičių. Tai ant 0 matom, kad gerai, pilnai susiliečia su asfaltu, ant 60 jau prasideda tam tikri dalykai ir jau mažėja padangos prisilietimas prie asfalto, važiuojant 80 km/h, jis dar toks kaip ir lyg tai normalus, bet jau gerokai matosi tas, kad jau plaukia, o čia jau sąlyčio su asfaltu padanga beveik nebeturi. Tai realiai nuo 70 km/h turite įsivaizduoti, kad jūsų automobilis jau tikrai per didesnį kiekį vandens plauks. Tai yra labai pavojinga, todėl kai, pavyzdžiui, lyja, automobiliai prilėtina greitį, netgi magistraliai automobiliai per didelį lietų prilėtina, ten galima važiuoti ant 110, jie prilėtina iki 50, iki 60 km/h ir važiuoja. Man dabar buvo visai nesinai tiek stipriai lyjo, kad mes visi jungiam tiesiog prie šūkinius, nes jau per lietų net nesimato automobiliai ir tiesiog pilnas asfaltas vandens ir tikrai jau kiekis didelis ten ir jau tikrai supratom, kad tai yra pavojinga. Taigi, nuo ko tas priklauso vandens pleištas labiausiai? Tai kai netvarkingi amortizatoriai, važiuojant didesniu greičiu, kai padangos labiau nudilusios, naudojant platesnes padangas. Čia pagrindinis
priežastis, dėl ko gali atsirasti aquaplaningas, vandens pleištas tarp padangos ir asfalto. Kaip elgtis sugedus automobilio varikliui ir norint jį tempti. Esant galimybei tempti standžia vilktimi, nes vilkimas standžia vilktimi yra saugesnis ir reikia turėti omenyje, kad pagrindiniai stabdžiai veiks silpniau negu įprastai. Apie vilkimus yra atskira tema, transporto priemonių vilkimas, vežimas užkėlus, tai tą temą įsijunkit ir peržiūrėkit, ten bus pavyzdėliai ir lankščios vilkties ir daugiau apie ją, kas galima, kas draudžiama velkant ir kaip tai daryti. Kada reikia tikrinti alyvos lygį variklyje ir oro slėgį padangose, prieš važiuojant, kol variklis ir padangos yra šalti. Na tai pradedam po truputėlį kalbėti apie jau techninę dalį automobilio ir pradžiai turbūt reikėtų žinot, kas yra atidarius dangtį ir regitrų taip pačiu irgi tikrai reikės viską žinot, būtent tie, kas pažymėti ir turit žinoti. O dabar pradėjom kalbėti apie variklio patikrinimą ir padangos yra šalti. Tai patikrinti alyvos lygį variklyje ir oro slėgį padangose. Alyvos lygis yra matuojamas čia, su šito tokiu geltona, kur matom yra matavimo liniuotė ir ją ištraukiam. Ten yra toks ilgas vamzdelis ir tai yra dvi žymos. Minimum, maksimum. Tai reiškia, turim nuvalyti su servetėlę tą, kad būtų švaru nuo tepalo. Įkišam vėl pilnai tą geltoną ir ištraukiam visą ir žiūrim, kur yra ar tarp minimumo ir maksimumo yra tepalas. Ar jo nėra per daug, ar jo nėra per mažai. Ir tą darom kada? Tai prie to pačio dar galime aptarti klausimus, kurie regitrui bus. Tai klausimas, ką pilame čia. Tai čia yra langų plovimo skystis. Kairiau matom didelis bakelis, dažniausiai yra aušinimo skysčio bakelis. Tai ir vėl reikėtų pažiūrėti kiaurai tarp minimumo ir maksimumo, ar jo nėra per daug ar per mažai. Na, šitam automobiliui matom du rezervuarus skirtus bakelius aušinimo skysčiui. Tai antras irgi aušinimo skysčio. Kaip suprasti, ant dangtelio reikėtų pažiūrėti ten būtų ženkliukas temperatūros. O arčiausiai vairuotojo matom, ten vairas priekyje yra ir čia būna stabdžių bakelis. Su stabdžių skysčio simboliu, tokie, kad apvalus ir kaladėlė stabdo ir taip pat permatomas, kad galėtumėm patikrinti, ar jo yra per daug ar per mažai, o gal iš tikrųjų turėtų būti gerai. Prieš važiuodamas vairuotojas tokius dalykus turėtų tikrinti. Na, padangos gilį reikėtų pasitikrinti. Padangos gilį galime pamatuoti specialiu įtaisu, kurį kišam į tą tarpelį, kurį čia matom, protektorius. Protektoriaus gilis tie greveliai. Na, o padangos slėgis, kiek oro ten pripūsta į vidų, matuojamas su manometru. Ne barometru, barometras matuoja atmosferos slėgį. Kaip tai daroma? Tai tiesiog manometras jungiamas į padangos pripūtimo vietą ir paspaudžiamas mygtukas ir žiūrima, kiek bus slėgio. Tai padangos slėgio turėtų būti, kur tikrinsit, kiek turi būti padangos slėgio. Ir turėtų būti parodyta ant... Kai durelės atidarot, ta arka tokia metalinis atatramstis, kur duris užsidaro, ten turėtų būti lipdukas su nurodyta, kiek slėgio pūst. Na, maždaug tai yra apie 2,2. Ar leidžiama transporto priemonėje įdiegti greitį matuoti trukdantį prietaisą. Nu, tokie būna, kad policininkas bando nustatyti greitį, o jam ten rodo error. Ir jis stovi automobilį, toks hekas, ten duoda spindulį kažkokį ir signalą ir jam nenustato jūsų greičių. Bet už tai klastojat duomenis, atims įrangą, gausit baudą, tai draudžiama žinoma ir baisu. Kuri jėga veiks krovinį, jei stabdysite automobilį važiuodami tiesiai. Inercijos jėga nukreipta judėjimo kryptimi. Tai daiktas jau judantis kokią jėgą? Jėga turi kinetinę. Jis jau turi jėgą ir jis judės toliau net ir be. Kas yra sustojimo kelias? Tai dabar yra du. Yra stabdymo kelias ir yra sustojimo kelias. Tai stabdymo nuo tada, kada stabdžiai pradeda veikti ir iki tada, kada automobilis visiškai sustoja. O sustojimo kelias jau yra viskas. Reakcija, mechanizmų suveikimas, stabdžių paspaudimas, tada automobilio lėtėjimas ir visiškas sustojimas. Tai kuris ilgesnis yra? Sustojimo kelias ilgesnis, stabdymo kelias yra mažesnis, kai jau ratai lėtino automobilį. Ar galima gabenti per geležinkelio pervažą, transportuoti neparengtas žemės ūkio, kelių statybos ir kitas mašinas? Negalima, jeigu tai galėtų pakenkti geležinkelio pervažos įrangai. Tai žodžiu, kažkokį didelį traktorių mes galim vežti per geležinkelio pervažą, jeigu nepakenks. Ką daro ABS? ABS neleidžia ratams užsiblokuoti. Tai jeigu nėra ABS, pavyzdžiui, mes kai stabdė, jeigu nuspaustumėm iki dugno, ratai užsiblokuotų ir jie tiesiog slystų per asfaltą. O pats didžiausias lėtėjimo pagreitis yra prieš ratams užsiblokuojant. Kai mes spaudžiam stabdį, jie lėtėja, bet kol jie dar nečiuožia per asfaltą, tada mūsų lėtėjimas yra didžiausias. Todėl
Ir kai slysta ratai, mes galim sukti vairą į šoną, bet vis tiek jie kaip čiuožia, taip ir čiuožia ten pat, kur čiuožia. Tai du dalykai. Mažina sustojimo kelią, ABS neleidžia jiems užsiblokuoti, arba jeigu jie ir užsiblokuoja labai trumpam laikui, tai būna toks net jaučiasi drebėjimas per stabdį. Kai stipriai stabdysit, numinsit stabdį iki galo, neišsigaskit, kad numinus stabdį, jum pedalė kažkas dreba, tai vis tiek stipriai spauskit, nes ten veikia ABS ekstremalaus stabdymo metu ir automobilis tampa valdomas. Du dalykai. Sustojimo kelias mažėja ir automobilis tampa valdomas, nes jūs, kai sukat vairą, galit apvažiuoti kliūtį, taip kaip parodyta veikslėlyje. Taigi, ką daro ABS? Stabdant neleidžia blokuoti ratų nepriklausomai nuo kelio dangos. Kas bus su išcentrinė jėga, jei posūkyje sumažinsime važiavimo greitį? Išcentrinė jėga sumažės. Kuo greičiau važiuojam, tuo didesnė išcentrinė jėga. Kuo lėčiau važiuojam, tuo mažesnė išcentrinė jėga. Kokie yra jėgos perdavimo įtaisai, kuriais vyksta stabdžių sistemos valdymas? Na, kai paspaudžiam stabdžių paminą, kaip pradeda stabdyti kaladėlės diską ratų ir pradeda lėtėti automobiliai. Tai jau matėm prieš tai nuotraukėlį, kad yra stabdžių skystis, tai per šlangutę eina stabdžių skystis ir tokiu būdu yra stabdoma, ne? Tai kaip perduoda tą jėgą? Tai hidraulinis skystis yra hidraulinis. Sunkvežimiuose ir autobusuose didesnėse ir kitose mašinose yra įrengta pneumatinė sistema. Tai kai šlangutėse yra suslėgtas oras, tai panaudojama jėga perduoti oras. Ir gali būti hidrauliniai. Tai hidrauliniai yra, mechaniniai. Hidrauliniai tai skystis, o mechaniniai tai yra trosas arba metalinė kažkokia perdavimo jėgos strypas. Tai reiškia, jau perduodam su metalinė konstrukcija. Ar gali būti, žinoma, gal ir ne metalinė, kažkokia kitokia plasmasinė, gal šiuolaikinė. Tai reiškia mechaninė. Tai trys būdai, kaip stabdžiai perduoda: mechaniniai, hidrauliniai ir pneumatiniai. Kodėl variklio aušinimo skysčio lygį reikia matuoti, kai variklis yra atvėsęs, neįkaitęs? Parašyta, nes duomenys bus neteisingi. Na, šiek tiek noriu paaiškinti, tai aušinimo skystis čia kaip ir kalbėjom, kur yra. Tai čia turit žiūrėti, kai atšalęs, nes kai sukaista, kūnai plečiasi įkaitę. Ir, reiškia, to skysčio gali atrodyti šiek tiek daugiau, kad jo yra, ir todėl jau mums tie duomenys nebebus tikslus. Todėl, kai jis pastovėjo bent 15 minučių automobilis, atvėso, tada galite patikrinti ir pažiūrėti, arba geriausiai prieš važiuojant. Važiuojate pledėjusiu keliu. Kaip elgsitės? Važiuosite kuo mažesnė pavara, mažu greičiu. Nes jeigu važiuosit aukštą pavarą, tai ratai tiesiog gali pradėti slysti savaime ant, na ir žinoma, mažų greičių, nes automobilis ant ledo tampa nevaldomas, ant sniego, ir sustojimo kelias taip pat yra trigubai ilgesnis. Kartais net 5 kartus ilgesnis negu ant asfalto. Ką reiškia šis žymėjimas ant padangos? Padanga tinkama važiuoti žiemos sezonu. Žieminė padanga, nes snaigė arba ir M+S, mud plus snow. Koks yra pagrindinis žieminio dizelinio kuro skirtumas nuo vasarinio dizelinio kuro? Žieminis dizelinis kuras neužšąla esant -25 laipsnių Celsijaus šalčiui. Tai čia tiesiog prisiminti. Tokia savoka. Užsirašyti geriausiai. Ką reikia prisiminti? Užsirašyti. Ar teisingas teiginys? Variklis yra neužvestas, paspaudžiant stabdžių pedalas, pamina, kaskart jį nuspaudus, jo eiga sumažėja maždaug trečdaliu. Jeigu kiekvieną kartą paspaudus pedalą, jis įsispaudžia tiek pat, reiškia, kad stabdys neveikia. Ar teisingai ar ne? Taip, teisingai, tai dabar paaiškinu. Ir regitoriui per egzaminą bus tas pats klausimas. Kaip patikrinsite, ar stabdžiai veikia? Tai užvedat ir spaudžiat stabdžių paminą. Sankaba, pavyzdžiui, taip iki galo nusispaudžia. Akceleratorius irgi taip iki galo nusispaudžia. O stabdžio pamina spaudžiasi ir jinai taip ir palieka ne iki galo nusispausta. Prieš pradedant vieną kartą lyg tai daugiau jinai gali nusispausti, kitą kartą biški mažiau, ir jinai tokia taip spaudi ir taip kiečiau taip yra iki galo, negali nuspausti stabdžio paminos. Tai va tada veikia stabdžiai. O jeigu tau stabdžiai taip atsisėdus užsivedus būtų stabdį, pabandytum ir jis mintus kiaurai, dar kartą pabandytum, jis vėl kiaurai, tai tada tikrai neveikia stabdžiai ir pradėsi važiuoti, spausti stabdį, automobilis nestos. Taigi teisingas. Kas sudaro pakabą? Pakaba tai yra, ant ko laikosi automobilis. Kaip automobilis pasideda ant ratų. Tai būna lingės, stabilizatoriai, spiruoklės, amortizatoriai. Na tai dabar apie tai ir pakalbėkim. Kaip tai atsitinka, tai lingės atrodo tokie metalo lakštai, spiruoklės, amortizatoriai, stabilizatoriai ir ant padangos, ant rato pasideda. Kaip tai atrodo? Ten viduje amortizatorius vamzdis. Čia yra spiruoklė, čia yra vairo kolonėlė, kuri padeda ratus sukinėti. Va eina vamzdis ir sukinėja. Čia matom yra stabdžių diskas tas, kuris spaudžia stabdžių kaladėlės va šitoje vietoje, o ten užsideda va ant to galiuko ratą. Čia stabilizatorius, kuris stabilizuoja padėtį. Pagrinde pasideda svoris ant spiruoklės. Aišku, kitose automobilėse būna pagalvės oro,
Tai būna tokie tiesiog juodas toks įrengtas kaip oro maišas ir ant jo pasideda irgi prisipučia automobilį oras ir važiuoja pneumatinė, būna pakaba, sunkvežimiuose, fūrose pagrinde, kartais lengvuosiuose pneumatinė irgi būna, tai vat arba spiruoklė, arba oro pagalvė ir amortizatorius. Tai tie atlaiko svorio, ką daro amortizatorius. Amortizatorius neleidžia automobiliui taip siūbuoti. Tai pavyzdžiui, pervažiavo per duobę ir jeigu būtų spiruoklė, tik tai ten taip ir važiuotumėm visi linksmai spiruokliodami. Amortizatorius ką padaro? Per duobę pervažiuojam, vunk, vunk ir atsistoja automobilis atgal į savo poziciją. Tai ką daro? Slopina svyravimą amortizatorius. Na ir kaip atrodo automobilio pakaba, apie ką dabar yra klausimas, tai vat matom, vairo kolonėlė, kuris sukinėja ratus į šonus, čia vadinama tokia dar granata, kur kartais sugenda, tai va tos detalės ir yra, kurias reikia keisti automobilyje, ne, kai sudyla, tokios va dažniausiai guminės, metalinės detalės, kurios padeda valdyti automobilį ir pradeda barškėjimas atsiranda, tai reikia atsukti varžtus ir keisti tas, bet jas keisti privaloma, todėl kad dėl saugumo būtinai, nes gali išnirt, gali prarasti kontrolę automobilio, arba pavyzdžiui, jeigu amortizatoriai neslopina svyravimų, tas lingavimas, vėl šokinėjimas, jums trukdo valdyti automobilį. Pašoko automobilis ir jau jisai sunkiau valdosi ir ten gali dėti kažkur greičiau važiuodami avariją padaryti. Tai turi būti visos detalės tinkamos, tai vat per technikinį, kai važiuoja, tai tikrina, ar kiekviena detalėlė ar tinkamai veikia. Aišku, ne tik tai, bet ir daugiau. Na, taigi dabar galėtumėm atsakyti klausimą, kas sudaro pakabą, tai lingės, stabilizatoriai, spiruoklės, amortizatoriai. Dėl kokios priežasties padanga ima labiau dilti vidurinėje dalyje. Taigi, per vidurį matom, kad gerai pripūsta padanga, tai reiškia visas padangos protektorius dyla tolygiai. Kai yra pripūsta per daug padanga, jinai tokia gauna. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. Vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Kiek apsukų mes turim variklyje, ne? Tai šiuo metu apie 1500 per minutę. Na ir su kuro simboliu tai rodo, kiek mums kuro liko. Tai čia bakas pilnas. Na taip pat būna rodo temperatūrą ir rodo, kiek su šio